Labas rytas visiems ir pabandysiu trumpai pristatyti mūsų tiek iš vienos pusės prioritetus, ką planuojam daryti ir kaip orientuosimės ir keletą konkrečių dalykų, ką jau pavyko nuveikti su atvirais duomenim ir jų analizė, nes manau, kad labai svarbu, kai darai kažkokius pokyčius ar kalbėsi su žmonėm ar tiesiog priimi sprendimus, vadovautis duomenim ir jų analizė. Čia jau lūžta, tai gal ne taip reikia daryti, bet aš nežinau, pažiūrėsim. Tai mūsų prioritetai yra tokie. Mes norim, kad teisės aktai būtų aiškus ir nedviprasmiški, juose neliktų pilkųjų zonų. Tai tų pilkųjų zonų, manau, dabar yra per daug ir mes sieksim, kad jų būtų mažiau. Mes norim, kad procesai būtų skaidrus ir automatizuoti, duomenys vaikščiotų tarp sistemų. Nereikėtų žmogui vesti duomenis į skirtingas sistemas ir kartoti, dubliuoti darbo. Tai prisideda ir prie skaidrumo, ir prie spartos, ir prie mažesnės žmogiškosios klaidos. Taip pat norim atskirti, kas yra ir kas nėra tam tikrų veikėjų atsakomybė. Tai reiškia, jeigu kažkas turi projektuoti, tai jis projektuoja. Jeigu kažkas turi planuoti, pavyzdžiui, savivaldybė turi planuoti, o ne projektuoti, tai jinai ir planuoja, o ne projektuoja. Tai čia visą tai yra labai svarbu ir tiksliai įvardinti ir tas pilkasias zonas naikinant. Dabar sistemų duomenų atverimas yra tai, apie ką aš daugiau ir plačiau pasakysiu, nes turiu čia tokią istoriją dar iš praeito savo neilgo darbo SSVA, statybų sektoriaus valdymo agentūroje, kai mes perėmėm gruodžio mėnesį infostatybą pas save ir susidūrėm su tokia situacija. Žodžiu, mums skambina projektuotojas, sako, savivaldybė nederina projekto, nes infostatyba neveikia. Mes buvom tik ką perėmę tą sistemą, ir infostatyba kartais neveikia, būna visokių problemų. Mes pasižiūrim, infostatyba veikia. Jisai paskambina į savivaldybę atgal, sako, žiūrėkit, aš su SSVA kalbėjau ir jie sakė, kad viskas gerai. Su SSVA. Žinokit, taip, infostatyba veikia, bet mes vis tiek nederinsim. Tai, kad infostatyba kartais tikrai neveikia, kaip ir visos sistemos, IT sistemos pasaulyje, jos turi ir veikimo periodus ir neveikimo, tai mes, kadangi dabar tą sistemą prižiūrim, tai norim, kad parodyti, kaip jinai ir kada veikia ir kada neveikia. Tai čia visada tą galima pasižiūrėti ir nelieka vietos tada interpretacijai. Nes su skaičiais gali ginčytis su nuomonė ir to susišnekėjimo didinimas yra per skaičius ir faktus, o ne nuomonė. Mes atverinėdami duomenis keliam savo tokius tikslus, kad procesai būtų skaidrus ir galėtume priimti aiškius teisinio reguliavimo pokyčius ir nedaryti tų pokyčių pagal pajautimą, nuomonę, ir diskusija. Diskusija, žinoma, yra svarbu, kai mes ieškom sprendimų, bet sprendimų mes ieškoti turime pradedant nuo to, ką rodo duomenis. Ir čia mes turim tokią švieslentę pasidarę, dabar pirmas mūsų toks duomenų atverimas, jų bus daugiau. Čia yra Lietuvos statybos leidimų statistika, kaip ir kokie jie yra išduoti ir kiek jų pavėlavo. Tai kaip matome, bendras vėlavimų kiekis, čia negaliu gaila parodyti su lazeriu, bet matote tenai ties 12 mėnesių, vėlavimai šiek tiek padidėjo, nes kai kurios savivaldybės net neįsikirto, kaip ta sistema nauja veikia ir ką su ją daryti. Bet pavyzdžiui, vakar girdėjau tokį, kaip sakyt, gandą, prie naujos sistemos dar nebuvo išduotas nė vienas statybos leidimas. Tai jisai, faktiškai nėra tiesa, nes matome, kad nors Vilniaus mieste vėlavimai 12 mėnesį padidėjo, bet čia mes skaičiuojame tik pavėluotai išduotus leidimus, tai reiškia, iš viso jų yra išduodama ir jeigu atsidarysite sistemą, galėsite atsifiltruoti ir tiksliai pasižiūrėti, kiek 12 mėnesį buvo išduota statybos leidimų. Dabar, kadangi matuojame vėlavimus, labai yra didelė rizika ir tikimybė, kad savivaldybės nenorėdamos vėluoti šitame grafike pradės atmetinėti.
tai yra toks natūralus veikimo būdas, bet iš karto noriu nuraminti, kad mes sekančiu etapu žiūrėsime atmetimo priežastis ir statistiką ir ją taip pat viešinsime ir žiūrėsime, kaip ir kodėl statybos leidimai yra atmetami. Tai, sakykime, Vilniaus rajonas susitvarko blogiau negu Vilniaus miestas, jų vėlavimų skaičius dar labiau padidėjo. Bet, sakykime, to negalima pasakyti apie Kauno miestą, nes čia pavėluotų statybos leidimų yra tik 4% ir tai nėra labai kažkoks išskirtinis reiškinys, nes, sakykime, kovo mėnesį, kai buvo keičiami STR-ai, taip pat buvo panašus vėlavimas ir tas procesas tarsi vyko. Na, vat, Kauno rajonas 11 mėnesį buvo pavėluotų leidimų, bet panašu, kad sistema įsikirto ir susistatė procesus taip, kad galėtų išdavinėti viską greičiau. Klaipėda atrodo neturi problemų, vis tik turi statybos leidimų ir neturi problemų, nes yra savivaldybių, kurios, tarkim, turi labai mažai statybos leidimų, ten, tarkim, 6 išduoda per mėnesį, bet tą irgi svarbu stebėti. Štai, sakykime, Klaipėdos miestas, kaip matėt, problemų neturi. Klaipėdos rajonas tuo tarpu susidūrė su labai didelėm problemom ir nors statybos leidimų apskritai yra mažiau. Tai galima labai aiškiai kalbėtis ir klausti, kas atsitiko ir kodėl, pavyzdžiui, gretimose savivaldybėse statistika labai skiriasi. Pradedant nuo faktinės analizės tokių apibendrintų skaičių, lendant giliau ir ieškant kokių problemų su teisės taikymu, su įstatymo įgyvendinimu savivaldybės turi. Čia bendra statistika, sakykime, tai vidurkis yra galbūt metinis, čia gal nėra taip iki galo tikslu skaičiuoti, kad metinis, gal mums reikėtų imti tik tai paskutinį ketvirtį ir šį mėnesį, bet bendrai paėmus tai vidurkis yra 5,6% ir Vilniaus miestas virš to vidurkio yra, turim tam tikrų outlierių kaip Pagėgiai ir Raseiniai, kurie vėluoja labai daug. Na ir, sakykime, suprantu, kad esam Vilniui ir galbūt daugiau mažiau, nežinau, ar aš jau salėje žmogų, kuriam aktuali Pagėgių savivaldybė ir jos statybos leidimai, bet kai mes kalbam apie Lietuvą ir regionų politiką, tai turim merus, kurie dirba tenai, tarybas, kurios dirba tenai ir jos turi turėti įrankius ir galimybę paklausti savo administracijų, ką su tuo darome, nes jeigu mes, pavyzdžiui, sakome, kad norime pritraukti žmonių į regioną, tai kaip mes pritrauksim žmonių į regioną, jeigu ten 41 dieną vėluoja statybos leidimas ir kur jie ten tada gyvens. Tai tie procesai, žinoma, yra skaudus ir svarbus Vilniuje, bet mes turime nepamiršti visos Lietuvos ir suprasti, kaip daryti ir kaip paprastinti tuos procesus visiems. Nes vėlgi, tarkim, Raseinių rajonas yra šitoje vietoje irgi vėluojantis, bet aplinkinės savivaldybės ten tokių vėlavimų nepatiria. Tai galime daryti labai aiškiai išvadą, nesiremiant gandais, nesiremiant vienais rėkiančiais žmonėmis, kad, problema yra toje savivaldybėje, kitos savivaldybės galbūt susitvarko, rado būdų, kokie tie būdai bebūtų, bet procesai važiuoja. Ką toliau planuojam atverti, tai būtent, sakykime, visi puikiai suprantat, kad statybos leidimas per vieną kartą retai beišsiduoda, ne? Tai klausimas, kiek iteracijų vyksta ir kodėl tos iteracijos vyksta, kokie būna atmetimai, kiek kartų sukame apie tą patį ir kas dažniausiai tenai stringa. Taip pat nesinori fokusuotis ant statybos leidimo, nes statybos leidimas, žinome, yra viena maža dalis iš viso proceso, tai yra sklypo reikalai, yra detaliai planai, projektiniai pasiūlymai ir visa kita, tai po truputį leisimės ir į tas dalis ir žiūrėsime, kaip derinami projektiniai pasiūlymai, kaip jie vėluoja ir kaip galima padaryti tą procesą tobulesnį. Apskritai jau praeitoj kadencijoje pradėtas labai puikus darbas ir matau, Simonas lygtai stovi. Labas, Simonai. Ačiū. Šitas, manau, nuostabus tikrai projektas, kurį pradėjom daryti kartu ir tai yra visų sistemų suintegravimas į TPS vartus.
jūs geriau už mane žinot šitus trumpinius, aišku, nu, ir visas teritorijų planavimo registrai ir žemės sistemos dabar yra TPS vartuose ir valdomos būtent SSVA. Tai mes norime, kad jos būtų vystomos vieningai ir turėtų vieną bendrą valdytoją ir vieną bendrą strategiją. Tai TPS vartai turės ilgainiui visas šitas sistemas, su kuriomis mes visi dirbame. Tai ir pastatų energinis naudingumas tenai papuls, dabar perdaroma ta sistema ir žemės informacinės sistemas, statinio gyvavimo ciklo sistemos ir visi kiti aspektai, kurie susiję su viskuo, kas prasideda žeme, baigėsi pastato priežiūra. Tai visas ciklas čia turėtų būti ir bus viena tokia, na, sakykime, apjungianti platforma TPS vartai. Svarbu, kas mums svarbiausia. Reiškia, kad jeigu mes turime vystytojo perspektyvą, tai žiūrime jį kaip klientą ir aptarnaujame jį vieningai, o ne taip, kad su žapadrysu dirbančius aptarnaujant ŽT ir ten yra vienokios problemos, o su infostatyba dirbančius aptarnauja VTPSI, ten trečiokios problemos ir tada nėra nei vieningos duomenų sistemos, nei vieningo pateikimo, nei vienodo galų gale kokybės standarto. Tai viskas dabar sukoncentruota ir tenai galima rasti ir tam tikrų sinergijų, kai mes, sakykime, žapadrysas, jis visai nebuvo vystomas kurį laiką, gal ten labai didelių pokyčių nenusimato, bet kai kur galima konsoliduoti žmogiškuosius išteklius ir tas sistemas sujungti ir vystyti bendrai. Tas leidžia viską apjungti ir sistemas padaryti sąveikaujančias, tai reiškia, kad sklypo duomenys susisieja su teritorijų planavimo duomenimis, tai reiškia viskas, kas yra apie sklypą, siejasi su viskuo, kas yra apie jį suplanuota, tada tai, kas yra išduota kaip statybos leidimas tame sklype, taip pat susisieja su visais šitais duomenimis ir mes galim turėti labai aiškę tuomet ir teritorijų planavimo stebėseną, nes, sakykime, Vilniaus atveju, tai čia mums gal daugiau mažiau aišku, bet kad mes jeigu turim, sakykime, kvartalą ir čia yra tas kvartalas yra rudoj zonoje, joje yra leistinas tam tikras aukštis ir intensyvumas, tai galime toliau važiuoti į tą į sprendinius ir pamatyti, kaip tenai stovintys pastatai atitinka tos teritorijų planavimo sprendinius. Bet jeigu tai pasižiūrėtume į Vilniaus rajono ten zonos planą ir daugelį kitų, tai jie yra tokia maža raiška ir papublikuoti taip, kad tikrai ant žalios yra ir pastatoma. Tai tas nėra gerai ir tas leistų mums daryti logiškus ir aiškius sprendimus ir netgi automatizuoti tam tikrus patikrinimo procesus. Nes visa tai būtent eina ir į tai, kad mes galėtume sumažinti žmogiškųjų veiksmų kiekį. Čia dabar matote, kiek žmogaus veiksmų reikia padaryti, kad dabar įvyktų šiuo atveju statybos leidimo išdavimas, tai 138 veiksmai. Mes planuojame automatizuoti ir teisės aktus, ir pačias sistemas, kad tų veiksmų liktų mažiau. Tai reiškia mažiau žmonių spaudinėjančių mygtukus ir galvojančių, ką čia dabar daryti su vienokia ar kitokia informacija. Tai reiškia automatiškai geresnis projektų patikrinamumas iš anksto, mažiau atmetimų dėl to, kad yra kokių nors techninių klaidų arba, pavyzdžiui, nežinau, pavadinimas blogas, kas netokia jau reta klaida ir mažiau mums tiesiog sugaišto laiko su tais dokumentais stumdantis. Lygiai tas pats su specialiaisiais reikalavimais, kur yra net dar 221 veiksmas žmogiškas, kurį dabar reikia padaryti. Taip pat juos automatizuosim ir mažinsim. Ir taip pat projekto tikrinimas, tenai, kur jau vyksta pats projekto tikrinimas, kur tikrinami projekto duomenys, projektiniai pasiūlymai, atitikimas jiems ir panašiai, tai tenai taip pat matome erdvės visą tai sumažinti, nes turime sistemas vienose rankose ir galime jas lengvai integruoti. Tai va, tai nesileidžiant į
toliau detalės, tik galiu pasakyti, kad jeigu mes mažiname teksto, mažiname reikalingų įvesti duomenų, kurie yra tekstu, o darome visą tai skaitmenizuotai, taip kaip turėtų būti, tai galime tai automatizuotai ir patikrinti. Pasikartojant, mūsų prioritetai, tai, kad būtų aiškus ir nedviprasmiški teisės aktai, mes visus kviesime tiek architektus, tiek vystytojus toliau bendradarbiauti su mumis, nes turim bendrai tai ne ypatingai tokią pavydėtiną situaciją, kai prieš porą mėnesių yra pertvarkyta visiškai sistema, dabar yra nauja komanda, kuri turi įsivažiuoti į ją ir suprasti ir sutvarkyti ir gauname tikrai daug nusiskundimų ir planuojame juos reaguoti. Tai šitie prioritetai yra tai, kaip mes reaguosime į tuos pranešimus ir kaip stengsimės išspręsti, kad bendruomenė būtų patenkinta ir gautų gerą paslaugą ir kartu galėtume visiems sukurti nekilnojamą turtą, kuriuo kasdien visi naudojamės. Tai tiek. Ačiū.